Greitas reportažas iš Lukšio gatvės. Sutvarkė kuro baką. Numontavom baką ir kol numontavom ir pradėjo leisti. Matyt, diržai korozija susijudino. Smėliot pradėjau, žiūriu, kad ir taip jisai čia jau remontuotas pasirodo. Lopas uždėtas didelis. Čia skylutės užlitavo. Čia daug skylučių buvo. Užlitavo. Čia kažkur prie to irgi buvo. Ai, nu va. €120 remontas. Naujų bakų nėra pirkti, bent jau aš nežiūrėjau, dėvėti po €700. Nemaža pasiūla iš tikrųjų, bet Europai pas mus gal ir nėra, aš Europos parduotuvės žiūrėjau. €700 dėvėtas geram stovi, pilnas komplektas toks. Žiūrėsim, kiek čia laikys. Kažkiek laikys, gal ir užtektinai laikys, paprastai ten jau skylutės tos, kaip adatos jos čia tos bakus valgo. Skylutė kažkokia bus, korozija pareis iki soliaros, šlapios, dulkės rinks, apsinešinės tas bakas, prieš technikinę nuplovė ir toliau vėl važiuoja. Ten soliaros nuotėkio, tai nebus tokio, kad jinai bėgtų. Maždaug taip rūdyja. Benzinas ten aš kitaip, o soliarą tai čia nieko baisaus. Čia viena vieta pilna skylučių, labai išrūdijus jinai čionais. Tai va, lauksim kitos skylutės, kada pradės bėgti, bet savaime gal ir nebėgs taip greit, nežinau. Aš galvoju, gal dabar vis dėlto čia epoksidiniais uždažysiu, gal epoksidiniai jie soliarai atsparesni, tikiuosi. Jo. Tai gal netgi kaip ir kevalas susidarys ir laikys, kad ir skylutė bus. Negaliu pasakyti, nesu specialistas šitoj sferą. Tai va tiek.